Your grace is love beyond all means. It breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Smiling face, smiling face, smiling face, money mouth face, money mouth face, money mouth face. I lige måde, kaufen Nagel oder Nagelpistol. Okay. The message also contains a picture. Įgyvendinimui kreipkitės telefonu 1388 arba bigbank.lt. Tik pažiūrėk, aš visada galvoju, kad jie gali vienas kitam tikti, bet kad taip. When I am weak, you're strong for me. Your grace alone can set. Reikia juostelių aplink duris. Staktos yra siauresnės už sienų plotį, tai reikia storinti staktas. Kainos tai žinokit didelis tų juostelių. Rykštės kaina. Šitų irgi, prašau, 50 eurų blemba, beveik viena juostelė. Žiauriai daug. Bet kitaip nebus, kaip ten yra 5 durys. Ir dar viršui yra durų. Čia yra 3,60 ilgis. 4 tos reikia pasimti ir 4 siauresnės. Šiandieną užteks. Imam specialiai gruntuotas, kad nereikėtų paskui dažinėti. Pasiėmiau naują diską vėl. Milwaukio, nes aną truputį padrožiau, tai, o dabar tos apvadus pjaustyti reikės, tai noriu, kad gražiai būtų pripjauta. Ir nežinau, neradau tokių junukų, kokių kitos firmos pirkdavau į pistoletą, tai pasiėmiau šitos firmos. Čia tas pakrypimo kampas 20 laipsnių, tai kaip ir atrodo bus tokie patys. Na ir tą pačią progą prie fasados pasiėmiau porą kempinių Raptoro firmos. Tai viena va, su tokiom įpjovom, o kita tiesiog lygia. Nes šią savaitę oras tai visiškai ne fasadinis, kaip matot. Praktiškai kiekvieną dieną lyja. Vieną dieną daugiau, kitą dieną mažiau. Vakar tai čia iš vis žiauriai. Žodžiu. Turi jis čia tokias stakles, bet jos nelabai man patiko. Čia jau kibirkščiuoja, iš to negražiai pjauna. Va, vienas duris jau vakar apdirbau, tai su tom jos staklėm pjoviau, tai nepatiko man pjūvis. Nėra labai gražus. Čia nėra natūralus medis, čia plaušas apdengtas, aplaminuotas, tai truputį drasko. Jo, tai va. Tai kągi. Nusirengiam. Šiandien baltas kaip daktaras. Iš tikrųjų smagu apsimauti švarius, naujus drabužius. Tik jie paskui labai trumpą laiką būna tokie. Tai va, tai tokie reikaliukai, tai mesim tas jo stakles į šoną. Nes va, sakau, pjauna, žiūrėkit, va, drasko truputį kraštą. Nes čia, kaip sakiau, čia nėra natūralus medis, čia, va, matot, plaušas. Na, tai iš karto pasikeičiam pjūklą. Nėra tas pjūklas dar labai blogas, tik jau matot, va, jisai nuo žalio medžio, kai pjaustai tą impregnuotą medį, jis toks va, jau kaip ir apsinešęs. Aš dar jo nemesiu laukui, iš čia Bošo yra. Pjauna šitaip jo. Kad teisingai įsidėti.
bus originalus, uždėtas toks, koks priklauso. Užveržiam. Na ir pabandom nupjauti, pažiūrėti, ar jisai gerai, ar nedrasko. Reikės dulkių svirblį pasijungti. Jo, labai švariai pjauna, labai gražiai. Nu ir puikiai. Tiesa, labai trumpai apžvelgsiu vieną komentarą. Parašyta buvo, kad baisu, kad kanalizacinės alkūnės yra kem 5 laipsnių sudėtos. Jo, iš tikrųjų čia yra kem 5 laipsnių. Tiek šita, tiek ten ta kita. Nu, aš žinokit, neturiu kompetencijos kalbėti apie santechniką, aš nesu santechnikas. Jeigu žmogus rašė, tai turbūt supranta, kad tai nėra gerai. Logiškai mąstant, tai faktas, kad gal nelabai gerai, nes kakutis krenta ir atsimuša garsas čia, bent jau mano toks supratimas. Bet iš kitos pusės greičiausiai čia nebuvo jokių kitokių galimybių, aš taip spėju. Nu, nežinau, kad aš neturiu, sakau, kompetencijos spręsti apie tai diskutuoti. Aš tiesiog pakalbu apie komentarą, su žmonėm reikia bendrauti. Ir tiesa, dėl tų vamzdžių apdirbimų taip pat buvo parašę prie to pačio komentaro, kad ne kažką, uždengia langą. Bet žinokit, čia vėlgi kito varianto nėra. Šita perdanga, jinai gal 10 cm storio, o tų vamzdžių čia pareina tikrai labai nemažai. Plius pareina kanalizacinis vamzdis, kuris turi būti su nuolydžiu, kurį įeina į tą pagrindinį išbėgimą. Tai čia nebuvo jokios kitokios galimybės, kad sumažinti. Nėra čia jau kažkas labai ir katastrofa. Ir tiesa, žinokit, pati patalpa, jinai nėra aukšta. Čia maksimum 2,10 m, sakykime, 2,15 m. Čiagi rūsys yra, čia kitokio varianto negali būti. Aš sakau, aš nesu santechnikas, aš tikrai neturiu teisės kažką ten diskutuoti labai. Pasitikrinam, ar tie vinukai tinka, kuriuos nupirkau. Haha, tinka, gerai. Nes kur juosteles pirkau, tai va 1,5 cm siena išlindusi. Čia irgi 1,5. Taip, tai va čia prasistorins. Čia tik centimetras, čia jau virš centimetro. O šitoj vietoj turime plokštės, tokios kaip NDF-o. Padarysime specialų rėmą, paskui tas jau nusidažys tas NDF-as. Prisileisiu, čia kažkaip tai sugalvosiu, pritvirtinsiu, kad būtų stabiliai. Gal net užkišti eis. Ir paskui, aišku, ant kraštų užsidės tiesiog apvadas. Kažkaip taip. Va tokį kantuką padarau. 0,5 centimetro. Taip, man taip gražiau negu kad lygiai. Nes jeigu lygiai suleidė, tai sujungimas siūlė matosi paskui, kurį reikia slėpti kažkokiais dažais ar dar kažkuo. Tai va taip maždaug ir darysis. Nu va, apvadą irgi taip dar prakišiu, matot, va irgi va 0,5 centimetro. Ir va toksai va gausis gražus, dailus kampas. Toks jausmas, kad kažką pamiršau. Teisingai, jūs teisingai pastebėjote. Pamiršau atsigerti kavos. Be gurkšniuko kavos negali pradėti darbo dienos. Ta tokia pjūvė siūlikė, jinai vis tiek matosi, tu to tikrai neišvengsi, nes tai ne medis, sakau, tai yra plaušas. Tai čia tiesiog į akis labai nekrenta, o jeigu ką, tai tiesiog galima dažais pataisinėti. Tai va. Svarbu tvarkingai prikalta, suklijuoti, sušaudyti kampai, prisegta akrilu prie sienos. Ne visi gal tai daro, bet aš taip darau. Žodžiu, va. Kaip rūsys, tai bus gerai. Čia taip per daug gerai. Kai pažiūri kaip visa kita, tai
Per daug aš stengiuosi. Jau ką filmuoju, kad kalbu, kad pjaunu, o siurblio nepasijungiu, o žadėjau. Stipriai neteiskit, gerbiami žiūrovai. Įsklysk, tilpo tėvo, vienu žodžiu. Nu, tas halturšikas nesaugo tokių gražių sienų. Ir noriu ir tą parodyti, ir tą, ir visą kitą. Ir visai iš mano galvelės išėjo. Vakar su Julium apžiūrėjau vieną naują objektą. Turiu tokį klientą, kuris pastoviai man darbų duoda. Tai ten tokį darbą reikia atlikti. Lauko terasą akmeninį, ten ir betonuoti reikia, ir labai daug kasti reikia, tai aš nei traktoriaus neturiu to kasimo nieko, tai Julių į pagalbą pasikviečiau. Bus toks naujas objektėlis, man reikės pastatyti tokį garažiuką, o Julius padarys visą grindinį, ten ir krūmų reikia išrauti, ir trinkeles dėti, gatvės trinkeles, tai bus ir jam darbelio. Ir turėsime tokį naują objektėlį bendrą. Tai va, tai bus kontento kartu. Nes aš nemėgstu tų visų tokių darbų su tom trinkelėm, man nepatinka. Kam ten man apsikrauti, nuomoti traktorius kažkokius ten ir taip toliau ir panašiai, tai tegu padaro žmogus. Ir jam bus gerai, ir man bus gerai. Palaikyti draugiškumui bendras projektėlis. Taip. 197. Eina kaip iš pypkės. Čia prie tų durų, kur reikia dastorinti, tai čia truputį tokių pamastymų buvo. Tai mąsčiau ir sumąsčiau, kad man čia sutvirtinimu gan sudėtinga yra. Gręžti į mūrą tai nesąmonė, tai išdarysiu šitaip. Va dabar NDF-ą tą užkišiu ir aš jį iš tos pusės prišaudysiu. Vis tiek, kad taip pievinukai, jeigu sitaisinės, tai bus taip daug paprasčiau. 11 ir 6 gaunasi. Taip. Yes. Lipaliukas net ištryško, prispaudžiau, nes priklijavau ir tuo pačiu dar prišaudžiau. Žodžiu, va kažkoks tai toks reikalas gaunasi ir dabar man reikia apvadų gabaliukų, kad pažiūrėti, kaip ten aplamai gaunasi. Toks reikalas, šauniai atrodys, ne? Šitos nusidažys ir bus tokia kaip vientisas takta. Ką norėjau pasakyti, žiūrėkit, kaip keičiasi vaizdas, kai susideda durų apvadai. Iš karto atitinkamai viskas kinta. Net nepatikėsit, bet man tikrai labai patinka pasikrapštyti prie tokių šūdnikių, atsiprašant, pagalvoti, kur ką nupjauti, kur ką pridėti, kur ką priklijuoti ir išgauti kažkokį tai teigiamą vaizdą. Ir čia žinau, kad visai bus, sakyčiau, pakankamai tvarkinga, kai viskas įsivalys, viskas pasidarys, viskas nusidažys. Čiuptų žvadžių vėl iš pradžio, ne?
Truputis ten darbo, truputis ten darbo. Čia prie tos fasados tai net neturiu ką rodyti, žinokit. Nes nerodysiu tą patį per tą patį, kaip su ta špakliuotė dirbi. Ir tiesa va, jau droniukas pas mane namuose, ant mano delnų. Vienas kitas kadrelis jau šiame filmukėje buvo, kaip jisai filmuoja. 3, 2, 1. Nu, leiskis, ateik čia. Daugiau ir išsamiau, kaip jisai ką, bus atskiras filmukas. Pafilmuosiu, apžvelgsiu viską ir parodysiu jums. Aš noriu padaryti šį filmuką iki galo, tai eime į vidų. Tai nors viduje kažką pafilmuosiu, parodysiu, gal jums kažkas įdomu. Gal kažką naujo, gal kažką protingo, o gal kažką ir durno. Taip, lubose akustinės lubos sudėtos. Vakar su šeimininku šnekėjo, sakė, visur bus ledai aplink visus tos jo ornamentus. Žodžiu, tai yra tokie va keturkampi, kaip ir 60 ant 60, manyčiau, su skylutėm. Šitas knafų gipsas, tai irgi, va matot, į kampus sukasi mažyčiais varžtukais, irgi balintus galvutės. Tai gražiai visai atrodo. Vienam kambarį deda irgi tokia įdomią dangą, įdomios lubos, tai tokia plokštė, kaip ir šiaudai. Pat tokia plokštė. Sakau, čia kaip ir šiaudai. Yra jos pirkti įvairios spalvos. Aš nežinau, ar Lietuvoje populiarios jos ar ne. Bet Danijoje tai yra gan populiari lubų danga. Čia nežinau, kokie porą centimetrų storio, sakyčiau. Tokie balinti šiaudai svorio. Čia gal šitą plokštį turi kokius 8-7 kg. Man asmeniškai jinai gražiai yra. Būna jos ir pilkos spalvos ir, man atrodo, dar net ir kitokios įvairios. Sukasi tiesiog varžtais į kampus. Varžtai irgi būna pagal spalvą jau. Truputį balina rankas. O dabar užlipkime į antrą aukštą. Sudėtos jau grindys. Lentos labai plačios. Net 26 cm pločio. Čia yra klijuotas laminatas. Toks įdomus. Gražiai atrodo. Dedasi paklotas. Dėjau tiesiogiai paklotą. Paklotas gan storas, 5 mm. Toks nematytas. Konkrečiai tiesiogiai dėjau. Nu, įdomiai. Aš tai tiesiogiai nebūčiau dėjęs ant šildomų grindų paklotą ir grindys. Matos grindys. Čia tai faktas dėsis plytelės. Bet va, vaikštau ir jaučiu tokį kaip ir lingavimą, tokį, net nežinau kaip įvardinti. Toks keistas jausmas. Toks plaukėjantis toks jausmas. Keistų. Taigi, tai tokie reikaliukai. Šiaip tai tokias plačias smagu dėti. Aš čia, nežinau, čia kokie 2 metrai viršaus plotis. 1, 2, 3, 4, 9 lentos, 8 ir pabaigta. Jo, aukštai čia, bičiuliai. Šeimininko klausiau, ar čia tikrai bus tokios aukštos durys. Jo, sakė, čia bus tokios aukštos durys, tai virš 3 metrų, o čia, sakė, bus stiklas. O man čia realiai tai nedaug ir liko, tai va, kampukas, toks nedidelis. Čia vėlgi, paskui eina jau durys, paskui vėl tarpas yra sienelė, vėl durys, na ir vėl sienelė ir šitas prie statuko sienelė. Nėra čia daug, jo labiau, kad ir neaukšta. Čia kokie gal 240, tokios, nu, nėra čia didelės sienelės, tai 2 dienų, 1,5 užsiarmuoti, nu ir tiek pat dienelių, kinkelių uždėti. Tai va, tai čia greitai bus į pabaigą, nurėdysim tą objektėlį. O, saulutė išlindo. Ta kamera, žiūriu, visai pradėjo blūdyti, pradėjo drebėti. Greičiausiai bus dulkių prigaudę į tuos tarpus, kaip tas gimbalas vaikšto.
Tai va, tai ką, aš tada tą filmuką gal taip ir baigiu. Nepykit, kad iš tos fasados daugiau nieko ką nerodau. Žodžiu, nes šiandien nėra ką parodyti, žinau. Visi darbai tai va su užpakliuotėm. Negi tą patį per tą patį rodysi. Tai paskui tiesiog parodysi jau, kaip atsidengs jau tie stelažai. Tai man pačiam bus įdomu, kaip tie perėjimai tarp tų stelažų. Manau, kad ir jums bus įdomu. Tai tiek, žodžiu, tai ką, aš tada einu toliau terliuotis, lipu ant stelažų. Ir filmuką, žinoma, šituo epizodu užbaigiu. Tai kaip visada tai. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu nesunku, spauskit laikutį, parašykit bet kokį komentarą. Ir kas dar neprenumeruoja, tiesiog pasiprenumeruokit kanalą, jeigu užkabino šis kanalas. Jeigu neužkabino, tai daugiau ir negrįžkit. Bet jeigu nors truputį užkabino, tai spauskit prenumeruoti. Tai tiek. Tai ate. Ačiū. Ir iki sekančio karto. Čiau.